Sveiki, trumpai papasakosiu, kaip prisijungti Daikin Alterma šilumos siurblį prie interneto. Parsisiunčiam iš App Store ar Google Play Daikin Onecta programėlę ir ją įsidiegiam. Įsidiegę prisiregistruokime ją per Facebook, Google ar susikurkime savo akauntą. Prieš pradedant dėkti svarbu pasirinkime interneto simbolį, atidarykime režimas AP ir paspauskime įjungtą taip. Tuomet, kai prisiregistravot prie programėlės, atidarykite programėlę ir pasirinkite ieškoti naujo įrenginio. Pasirinkime ieškoti naujo įrenginio. Perskaitome visas instrukcijas, jei reikia pažymime, kad sutinkame. Tai būna lietuvių kalba. Dabar ieškome savo įrenginio pagal paveiksliuką arba, kas žino, pagal modelį. Svarbu pasirinkti teisingai savo instaliuotą įrenginį. Pasirinkime. Pastaba. Čia svarbiausia nespausti prisijungti per VPS, o spausti ieškoti įrenginio. Paspaudžiame ieškoti naujo įrenginio. Perskaitome visas instrukcijas. Čia pakankamai aiškiai parašyta, kas atidžiau paskaito, kartais problemų nekyla. Ir spaudžiame ieškoti. Spaudžiame prisijungti. Įrenginys turėtų prisijungti prie vidinio Daikin sietuvo. Jis turėtų paprašyti atnaujinti programą. Taip, jis nori atnaujinti programą, spaudžiame atnaujinti programą ir laukiame. Svarbus momentas, kai atsinaujina įranga, mes paspaudžiame viską iš naujo ieškoti ir toliau ieškome įrenginio. Kartais tai užtrunka keletą kartų, kartais pavyksta iš pirmo karto, bet svarbiausia, kad kai įrenginys yra ieškomas, jums turi išmesti, nukopijuoti kodą. Tai labai svarbu, jūs turite šitą kodą nukopijuoti, nes kitaip neleis jums prisijungti pačiu įrenginiu. Jūs, kai nukopijuojat kodą, jūs turite įsitikinti, ar jūs tikrai esate prisijungę prie Daikin AP tinklo, kurį skleidžia pats Daikin imtuvas. Pasitikrinti lengva paspaudus Wi-Fi tinklai, matome, kad Daikin AP. Kai bandom jungtis prie to tinklo, mes įklijuojam šitą kodą ir spaudžiame jungtis. Tai yra pagrindinė problema, kur žmonės užstringa. Taip, jisai prisijungia prie tinklo ir jis tada pradės jungimosi procesą. Dažniausiai po minutės ar po kelių jisai sėkmingai prisijungia. Kiek pagalvojęs, tuoj turėtų prisijungti. Parodysiu, kaip matosi ant pačio Daikino prisijungimas. Matote, kur buvo debesėlis perbrauktas ir Wi-Fi ženkliukas, jis dabar aktyvus. Tai reiškia, jis prisijungia. Matome, šilumos siurblys rašo iš karto namai, pavadinimą galima keisti, mes spaudžiame toliau, be abejo, jisai pats bando jungti, sutinkame ir viskas. Prašom, Daikinas prisijungtas. Matome pagrindinius parametrus.